Įdomu, kaip jūs angliškai paprašytumėt kito dar vieno sausainio? Daugelis tikriausiai sakytų šitaip. Can I have other cookie? Tačiau toks klausimas skambėtų natūraliau su žodžiu another. Can I have another cookie? Kaip atsimenate, praėjusioje pamokoje mes nagrinėjome žodžio other vartojimo taisyklės. Sakėme, kad other gali būti vartojamas tiek su daiktavardžiais, tiek savarankiškai. Ir priklausomai nuo konteksto šis žodis gali turėti 4 gramatinės formas. Jeigu neatsimenate, grįžkite prie tos pamokos ir pasikartokite taisyklės. Šioje pamokoje mes labiau koncentruosimės į žodį another. Iš esmės, another verčiamės lietuvių kalbą atitikmenimis kitas dar vienas. Ir tą mes galime pastebėti net žodžio sandaroje. An vienas plus other kitas dar vienas. Ir iš čia išteka pagrindinė šio žodžio vartojimo taisyklė, kuri teigia, kad žodis another gali būti vartojamas tik su vienaskaitoj skaičiuotinu daiktavardžiu arba savarankiškai, jeigu tas daiktavardis aiškus iš konteksto. Tačiau jeigu kalbame apie kitą neskaičiuotinį daiktą arba daiktus daugiskaitos formoje, šio žodžio jau vartoti negalime. Vietoj jo sakysime other. Pavyzdžiui, we need other information. Mums reikia kitos informacijos. Do you need other books? Ar tau reikia kitų knygų? Kodėl? Nes dar kartą, another vartojamas tik kalbant apie vieną daiktą. Ir palyginus su other, žodis another neturi jokių kitų gramatinių formų išskyrus vienaskaitas. Tokiu būdu žodžio pasirinkimą dažniausiai lemia būtent daiktavardis ir jo skaičius. Palyginkite. Noriu dar vieno sumuštinio. I want another sandwich. Noriu kitų sumuštinių. I want other sandwiches. Namų darbams pasiūlykite angliškai pabandyti kitą restoraną. Let's try another restaurant. Parašykite pilną sakinį komentaruose.